aš tai sakyčiau, kad į mano darbą, kaip į vadovo darbą, požiūris pasikeitė labai stipriai tada, kada pradėjau savo kelionę aplamai su ASM-u. Tada atsirado labai daug man motyvacijos ir pamačiau iš tikrųjų, kad galima žiūrėti visą tai visai kitokiamis akimis. Ir tada, kada mes kartu su kolege baigėme tvarumo modulį, tai pamatėm, kad iš tikrųjų visiškai kitaip reikėtų žiūrėti į visą tai, kas vyksta šiuo metu pasaulyje ir visai kitaip reikėtų žiūrėti visas suinteresuotasias šalis bei jų svarbą mūsų kompanijai. Ir iš tikrųjų pradėjom tą taikyti savo kasdieninėje veikloje ir mokyti savo kolegas, kas iš esmės mūsų ir ne tik matyt požiūrį pakeitė į savo darbo vietas, bet ir taip pat į visas savo suinteresuotasias šalis. Tai mes į tvarumą žiūrime, manau, kad gerokai kitaip negu kad kitos kompanijos, dėl to, kad mes tai nepriimame kaip reikalavimo, mes labiau matome kaip galimybę, nes tikriausiai tas pats tvarumo žodis, ar ne, yra aplamai iš esmės tvarumas, ką reiškia, tai stiprybė, ilgai trunkanti, ilgai besitęsianti verslą šiuo atveju. Tai mes būtent dėl šitos priežasties ar ne tvarumą pasiėmėme kaip galimybę tam, kad mūsų verslas galėtų būti transformuotas. Ir toli gražu ne vien tik ekologinė prasme, bet taip pat ir su kitais lygiais, tai yra valdysenos ar ne, taip pat ir aišku ir ekologinė ar ne prasme, bet ir matyt reikėtų žiūrėti ir visą tai kaip į visos transformacijos procesą, viso verslo. Tai mūsų grupė buvo ypatinga tom, kad didžioji grupės dalis buvo teisininkų, tai jie mums labai daug atnešė žinojimo, kas vyks ir ko mūsų laukia iš tos reguliacinės pusės, iš reikalavimų pusės, o mes galėjome pasidalinti iš savo pusės, kaip mes suprantame ir kaip mūsų kolegos iš kitų verslo sričių mato visus šitos potencialius reikalavimus arba aplamai kaip tai tvarumą žiūri. Studijų metu buvo dėstytojas iš užsienio ir jis dalinasi savo patirtimi iš savo verslo. Kai jis vystė savo verslą ir kai grįždavo namo, jo dukra paklausdavo, tai tėti, kaip tau sekėsi darbe, ir jis tada pagalvodavo, kad kiek aš medžių sudeginau, kiek aš jų nužudžiau, kiek dar pakenkiau savo aplinkai ir savo vaiko ateičiai. Tai mano siūlymas būtų kolegoms vadovams pasižiūrėti, matyti į mūsų vaikų ir anūkų ateitį ir paklausti, ar mes norime gyventi tokioje planetoje, kokią mes dabar turime, ar norime vis dėlto gyventi kur kas geresnėje.